Blet, du. Aišku, bent vieną. Taigi po pusė taško davė, tai kaip du. Kaip iš testo sakė. Taigi po pusė taško davė. Sako, jeigu ten šaltiniai, tai gal du, bet sako, parašykit bent vieną teisingą. Tai kodėl du? Tai jeigu po pusė taško davė, tai kodėl du? Nu va, po pusė taško davė. O kiek dabar buvo užduotų? Koks man skirtumas už prisirenkęs taškų, man nori būti keturi. 19 užduotų. Nu tai kas? Aš visų nepadarysiu, aš ne kompiuteris. Dabar paskaičiu. Kuris žino, to tiek ir padariau, nu. Tai čia du negali būti. Du tai iš vis kaip nieko neatsakytų, o čia taškų prisirinkti. Keturi turėjau, nu. Tai 10 bus, kada bus 19. Nu tai 10, o atskaičiuokim, 10 kiek reikia ketvirtai. Aha, tai dabar buvo 19. Mano ir lapelį prašyčiau, parodyk. Gerai, užsienį. Man čia daug nevaidinti. O Išvedžiau. kas vaidina? Spektaklį, nerodyti. Kas Spektaklį. nerodykit, tai jūs būkit pamokose normaliai, kaip prašom kontrolinį. Man atrodo, nebūna reikia pamokos porą. ir čia paskui vaidina atėjus kokį mokytą, rašom kontrolinį. Niekas mums nieko nesakė. Nu. Ir jūs dar kokia jūsų teorija yra durna. Duodat 10 paragrafų išmok, o indėdat tik vieną. Ir buvo, karočią, šitas testas iš 31 metų sukilimo, o davėt mokytis va paragrafų. Nu, tai kas čia jūsų per taktiką? Tai gal aš mokinausi kitus paragrafus, gal aš jūs geriau mokėjau? Gal šito ne? Viskas buvo iš visų. Nu, eikit, kasgi viskas buvo. Gerai. Iš to sukėlimo čia viskas buvo. Per pertrauką aš tau parodžiau. Aš neliksiu čia per penktą, kaip ir ta mokytas sakė, aš tai ir mokytai pasakiau. Sako, taip, aš irgi taip darau. Čiagi iš visko nesudėsi į vieną. Už ką du gavo? Nu. Tik už tiesą. Tik už tiesą. Tik už tiesą du galima gauti. Galima tik už tiesą, teisingai. O kad tu nieko pamokoje nedarai.